Apšvietimas, kaip sakyt, turėjo Šiauliuose būti šiek tiek anksčiau, bet yra taip kaip yra, sunkmetis ne tik mum, bet ir savivaldybei. Tai apšvietimas vis dėlto bus ir dabar numatoma tarptautiniam varžybom, Baltijos lygos varžybom Šiauliai Talino Flora, jau apšvietimas turėtų būti. Kaip sakyt, apšvietimas nėra pačios aukščiausios kokybės, bet mūsų stadionui jisai, galvoju, bus naudingas. Filmuoti varžybas prie tokio apšvietimo bus įmanoma. Dabar būtent apie Baltijos lygos rungtynes, tai Baltijos lyga startuoja jau antradienį, Šiauliai savo rungtynes pradės trečiadienį ir rungtyniaus su Talino Flora. Kas daroma, kad į šį renginį ateitų kuo daugiau žiūrovų ir jūsų nuomonė, pirmasis varžovas Talino Flora? Tikrai norėtumėm, kad šias varžybas ateitų kuo daugiau Šiaulių visuomenės. Vis dėlto tai yra Šiaulių futbolo komandos Šiauliai pirmosios tarptautinės oficialios varžybos. Kvietėme vidurinių mokyklų, visų mokyklų moksleivius, darėme akcijas, kad ateitų vaikai nemokamai su savo mokytojais. Taip pat reklamavome šias varžybas mieste, įvairiuose renginiuose. Tikimės, kad tos varžybos turėtų sudominti Šiaulių visuomenę ir stadionas turėtų būti šiek tiek pilnesnis nei A lygos varžybose. Talino Flora vis dėlto klubas turintis vardą. Pabaltija tikrai yra žinomas klubas, daugkartinis Estijos čempionas. Kaip sakyti, nežinome, kokioje dabar situacija yra jie, bet vis dėlto klubas beveik visada dalyvauja Europos taurėse. Tai vis dėlto galvoju, kad klubas tai tikrai ši komanda rimtas varžovas bus mūsų komandai, bet tikrai tikimės bent jau Šiauliuose teigiamą rezultatą. Dabar šiek tiek apie kitus reikalus Šiaulių futbolo. Tai Šiaulių Kviečių gatvės futbolo aikštėje keičiama danga, jis atnaujinamas, aikštė atnaujinama ir kaip ten vyksta darbai, ar viskas pagal planą ir kada planuojama jos baigti? Malonu, kad Šiaulių miesto sporto skyrius dalyvavo Norvegų projekte ir laimėjo dirbtinos dangos pakeitimą Kviečių gatvėje. Šis stadionas priklauso Šiaulių futbolo akademijai ir darbai vyksta numatytų grafikų. Dabar jau yra išlietas guminis padas, kuris skaitosi paminkština dirbtiną dangą. Tai tas jau baigta, o tikimės šių metų pabaigoje turėsime ir dirbtiną aikštę paklotą. Taip, toliau eis aplinkos darbai, tai apšvietimas, tvora, bet tikimės, kad iki šių metų kalėdų turėtume viską baigti. Kokia bus šios aikštės paskirtis, kai bus visi darbai baigti? Paskirtis aikštė tarnaus Šiaulių futbolui. Aišku, pirmenybė bus Šiaulių pagrindiniai reprezentaciniai miesto komandai. Visas kitas laikas bus skirtas Šiaulių futbolo visuomeniai, kaip Šiaulių akademijos auklėtiniams, taip ir apskrities klubams. Tikrai bus atvira erdvė Šiaulių futbolo visuomeniai. Kokie kiti Šiaulių futbolo planai įsirengus čia apšvietimą pagrindinėme stadione ir atnaujinus Kviečių gatvės dangą? Darbų dar tikrai labai daug, nežinau kaip čia juos visus įvardinti, bet yra numatyti 10 metais numatytas stadiono tvora, bet aišku, čia futbolui jinai nepadės. Turime tokią slaptą mintį, kurią vildename, vis dėlto norėtum, kad Šiauliuose atsirastų futbolo maniežas. Ta kryptim dirbame, bet kaip sakyti, nėra tempai tokie, kokie norėtųsi, kad būtų kuo greičiau. Yra taip kaip yra, bet aš tikiuosi, kad vis tiek ta slapta svajonė maniežas Šiauliuose turėtų būti. Kokie reikalai su Napoleono sporto ir turizmo baze, kuri jau kelis metus yra didžiuliu futbolo centru? Napoleono futbolo bazėje taip pat tarnauja futbolui. Pagrindė tai ten yra vasaros stovyklų, vaikai. Šiaulių futbolo akademijos auklėtiniai ruošiasi, stovyklauja ten. Taip pat stovyklauja ir Šiaulių miesto reprezentacinė komanda. Ten šiek tiek neturime labai didelių futbolo sąlygų, didelios aikštės, bet pusė aikštės turime, tai kiek leidžia sąlygos ruošiamės. O šiaip tikimės ateityje, kad ta bazė tarnaus futbolui, Šiaulių futbolui.
Na ir pabaigai apie Šiaulių futbolo akademiją. Tai prieš savaitę mūsų ši įstaiga atšventė savo 2 metukų gimtadienį ir kaip vertintumėt šios įstaigos darbą, kurios direktorių pats esate? Sunku vertinti savo darbą. Čia gal turėtų vertinti žmonės iš šalies, bet galime tikrai pasidžiaugti, kad turime antplūdį vaikų. Vis dėlto, kaip sakyti, per masiškumą sieksime aukštesnėse pakopose įgyti kokybę, meistriškumo kokybę. Džiugu, kad vaikai Šiauliuose renkasi futbolą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad turime padaugėjusi Lietuvos rinktinės visų amžiaus grupių narių kiekį. Taip pat galime pasidžiaugti, kad vis dėlto akademija baigia auklėtiniai papildo Šiaulių reprezentacinę komandą, kas ir yra vis dėlto, kad Šiauliuose užaugę Šiaulių akademiją baigė futbolininkai papildo Šiaulių reprezentacinę komandą. Tai iš tokių, kaip sakyti, vertinimų, tai pagrindiniai tie būtų, o šiaip tai tikrai susidomėjimas futbolu Šiauliuose yra, vaikų kiekis didėja. Dirbam, sakau, mūsų darbo turėtų vertinti kiti, ne mes patys.